kaip aš galėčiau tave pristatyti tiems, kas tavęs nepažįsta? Mes už kadro šiek tiek apkalbėjome, taip, kad žmogus dažniausiai, kaip tu, yra visapusiškas, taip? Jo, iš tikrųjų, aš pati nežinočiau, kaip pristatyti ir visada, kai manęs klausia, tai kaip tu, tai kas tu esi, ar mados dizainerė, ar muzikos atlikėja. Bet šiom dienom mes labai daug ką veikiam. Kiekvienas iš mūsų turi labai daug užsiėmimų ir tiesiog yra sunku save apibūdinti, tai kažkokia viena specifinė profesija. Tai jeigu aš galėčiau, nežinau, gal tiesiog artistė, nes man svarbiausia yra kūryba, tai gal artistė, muzikos atlikėja, bet dabar galėčiau išsiplėsti, gal muzikos atlikėja, mados dizainerė. Dar užbėgant už akių apie tavo sceninį vardą. Popa. Iš kur jis kilo, taip? Iš tikrųjų labai juokingai, nes mano pavardė yra Popadničenko. Aš esu gimus Lietuvoje, mano mama yra lietuvė, mano tėtis yra ukrainietis, bet aš gimiau, užaugau ir mokiausi Klaipėdai. Ir tada aš persikraušiau gyventi į Florenciją dėl to, kad nusprendžiau, kad mano svajonė yra gyventi Italijoje ir noriu studijuoti mados dizainą. Ir mano pavardė yra Popadničenko ir italam buvo labai sunku ją ištarti. Ir vietoj to, kad tiesiog mane vadinti Marija, pradėjo visi vadinti jau kursiokai studijų metu Popa. Ir kažkaip tai prilipo ir tada, kai pradėjau aš kurti muziką, kažkaip galvoju, tai aš būsiu tada Popa tiesiog. Bet dabar, jo, tiesiog daug kas mane tiesiog vadina Popa. Grįžkime į tuos Klaipėdos laikus, taip, tavo kelionę nuo pat pradžių pradėkime, kaipgi tave keliai atvedė į Italiją, aš taip supratau, tavo pirmasis miestas buvo Florencija, taip? Taip, Florencija man yra kaip antri namai. Tai iš tikrųjų atvažiavau į Italiją, nes turėjau svajonę studijuoti mados dizainą ir tapti mados dizainerė. Tai nusprendžiau važiuoti į Italiją, nes Italija man buvo svajonių šalis ir dabar iki šiol yra ir kiekvieną dieną galvoju, kad nežinau, ar kur nors kitur gyvenčiau. Aišku, grįžtu ir į Lietuvą labai dažnai, stengiuosi palaikyti ryšį su savo šaknim. Tai jo, atvažiavau į Lietuvą, į Italiją, atsiprašau, jau daug metų atgal. Iš karto po mokyklos, teisingai? Iš karto po mokyklos. Tai buvo Klaipėda, Florencija, mano kelionė. Ir taip, ir pradėjau studijas ir iš tikrųjų taip įdomiai, aš dabar dirbu Polimodoj, ten kur studijavau, aš dabar tenais dėstau. Tu dėstytojas esi. O kas yra per Polimodą? Tai yra aukštoji mados mokykla, teisingai? Taip, tai yra internacionalinis mados institutas, kuris yra Florencijoje. Ir ten yra mokama mados dizaino, viskas, kas sieja su mada ir mados biznio. Aš labiau dėstau mados dizainą ir kūrybinę vadovybę, Creative Direction, vadinas mano kursas, didelis institutas. Ir jo, iš tikrųjų viena, manau, Italijai pati geriausia vieta, kur tu gali gauti išsilavinimą mados industrijoje, mano manymu. Ne dėl to, kad aš ten, bet dėl to, kad aš ten studijavau ir aš ten dėstu ir aš matau, koks yra aukštas lygis. O sakyk, atvažiuoji studentė jauna, taip, visiškai kita šalis, iš Klaipėdos, taip, į Florenciją, taip. Pirmas įspūdis kelių mėnesių, kas vyksta, koks miestas, ar kažkas šokiruoja, koks tavo pirmieji įspūdžiai? Florencija yra be galo gražus miestas su monumentais, renesansas, kiekvienam kvėpuoja renesansą, kiekvienam skersgatviui. Tai man buvo labai daug muziejų, tai Klaipėdoje, kaip žinom, ganėtinai. Tais laikais bent jau dabar yra labai daug kultūros atžvilgių, daug užsiėmimų, daug renginių. Galėtų būti dar daugiau, bet tikrai daugiau kas vyksta negu, nežinau, prieš 15 metų. Tai iš tokios ganėtinai pilkos Klaipėdos atvažiavus į tokią nerealią, pasakišką Florenciją, man tikrai buvo kaip svajonės išsipildymas. Bet aišku, labai daug pastangų buvo studijuojant. Tai daug inspiracijos, bet buvo ir daug tokio kaip susikoncentravimo, kad reikia išspausti kuo daugiau iš tų savo studijų, iš tų 3 metų, kai aš gyvenau Florencijai.
Tai jo, tikrai buvo tas toks kaip stendalio efektas, kaip sakoma. O studijavai kokia kalba? Italų ar anglų? Turėjo būti teoriškai anglų kalba, bet nelabai profesoriai kalbėjo angliškai, tai buvo itališkai ir idėja buvo, kad paaiškina itališkai ir po to klasės gale paaiškina angliškai, bet nieks ten nieko neaiškina, aišku. Bet kadangi labai daug yra tokių turėjau praktinių klasių, pamokų, kur yra tiesiog pattern making, modeliavimas, dabar lietuviškai. Jo, terminai taip. Jo, tai gal labiau ten yra, bet aišku, kai buvo paskaitos apie mados istoriją, tai buvo neįmanoma. Dabar, po tiek daug metų, privaloma anglų kalba. Visi dėstytojai kalba tik angliškai. Baigi studijas, taip. Ir ką veiki toliau Italijoje? Kai baigiau studijas, aš iš karto keliavau dirbti Max Mara, gavau darbo pasiūlymą. Iš pradžių buvo kaip internship, 3 mėnesiai, ir po to man pratęsė ir pasiūlė kontraktą darbą. Tai aš kelis metus gyvenau Reggio Emilia ir dirbau Max Marui. Po Max Maros po truputį pradėjau freelancinti. Kaip stilistė? Jo, kaip stilistė labai daug kas freelancina čia. Ir po to pradėjau dirbti Emilio Pucci. Tai vėl grįžau į Florenciją. Kol buvau Florencijoje, vėl mus perkelė visus į Milaną. Ir jo, ir aš tiesiog dirbau Emilio Pucci kaip dizainerė, women's wear designer. Ir jo, tai buvo visiškai skirtingos tokios kaip patirtis, kaip Max Mara, Emilio Pucci kaip diena naktis, kas sieja tipažą visų rūbų ir kas sieja estetiką, kas sieja netgi klientus visiškai kitokie. Dar iki šiol aš dirbu kaip mados dizainerė, nors po Pucci pradėjau labai intensyviai muzikuoti. Bet dabar dirbu irgi kaip freelance, tai tiesiog iš Milano imu projektus brandam. Brandam ir kuri būtent drabužių dizainą? Kolekcijas, irgi tokia kaip kūrybinė direkcija, inspiracija, apie ką bus naujas sezonas to brando, kokios bus medžiagos, spalvos. Nu, žodžiu, tiesiog kaip labai panašus kūrybinis procesas kaip ir muzikai, kai kuri dainą turi galvoti, kaip skambės gitara, koks bus greitis dainos, kokie žodžiai. Tai taip ir tą patį aš praktiškai darau ir su mada, tik kad viskas yra labai materialiai. Supratau. 3D. Man labai įdomu, iš kur apskritai, kaip sakai, tu visą laiką šiek tiek turėjai potraukį muzikai, taip, muzikavimui, bet iš kur kilo idėja projektui Popa, nes jis yra labai įdomus projektas, iš tikrųjų išskirtinis, daug matysite kadrų pas mus mūsų interviu metu. Kaip kilo būtent tokiam projektui mintis, kas tave įkvėpė, nes aš daug skaičiau apie Dolce Vitos erą, taip, ir tavo stilius, irgi viskas tavo projektas irgi ryšiasi su mada, su tos Dolce Vitos gyvenimo praeities, taip, kaip kilo idėja šitam projektui? Gal iš tikrųjų kilo iš to tokio mano analitinio būdo studijuoti ir bandyti suprasti labiau apie italų kultūrą. Dolce Vita, jie egzistuoja ar neegzistuoja? Jeigu egzistuoja, kokiom formom? Dolce Vita konceptas, mes galvojam apie 60 metai, Capri sala, Bridget Bardot atskrenda, Jacqueline Kennedy su savo Capri basutėm išlipa iš savo jachtos, šalia jos eina Anelį. Tai toks, bet šiandien, kaip mes gyvenam. Man patinka galvoti, kaip buvo, bet kaip yra dabar, gal ir lyginti. Ir iš tikrųjų visi tos mano dainos yra labiau tokie pasakojimai apie žmonės, apie tą italų playboyų. Kaip yra, pavyzdžiui, kai tu esi gal netgi paauglys ir tavo pirmoji meilė
ir kur jūs susitinkat. Aš negyvenau, aš nesu gimus Italijoje ir man buvo įdomu, kaip mano draugės Italės, kur jos susitikdavo, kai turėdavo savo pirmą pasimatymą padaryti. Tai viena daina yra grinai apie tai, bet irgi tai kilo iš pasakojimo, kaip draugė pasakojo, mes susitikau parkelėje ir tas parkelis, kaip tu šalia oro uosto ir tu matai, kaip tie lėktuvai nusileidžia, tai biški cheesy, bet that's life. Tai man patinka irgi dirbti šiek tiek, papasakoti apie klišę, kas yra italų klišė, bet labiau su tokiu kaip melancholišku, nostalgišku požiūriu, mano požiūriu, nei Italės. Tai Italai kažkaip, jie, kai gal klausosi mano dainų, jie mato ir save, bet ir kitų kampų kažkaip. Gal kažkaip taip. Tai man grinai kilo tas projektas ir tos dainos iš meilės Italijos, dėl žmonių, kuriuos aš sutikau. O kodėl būtent tai stilistika yra, aš sakyčiau, 80-ų, taip, netgi šiek tiek irgi taip, ir jūsų ir kostiumai, ir muzika pati, taip, ar turėjai pati kažkokį potraukį, ar tiesiog, nes mes matome, kad viskas grįžta ratu, taip, kaip ir mada, kaip ir muzika, ir dabar aš irgi daug skambesių girdžiu muzikoje irgi 80-ų. Nežinau, iš kur tas, tu papasakoji, kad ilgesys, taip, Dolce Vitas, bet melancholija, bet būtent tokia stilistikai ir madoje, ir muzikoje, ar irgi kažkoks pomėgis tos muzikos buvo, potraukis tai? Nežinau, man tiesiog kažkaip labai traukia ta estetika, tas glamūras ir vėl, kalbant apie Dolce Vita, tas glamūras, kuris buvo 80 metais, netgi jeigu tu skrisdavai į Capri arba į Saint-Tropez, ar, nežinau, New Yorkai, arba Monako, Monte Carlo, viskas buvo labai šik ir glamūriška. Dabar kartais, kai atsirandi tose žymiose vietose, gali šiek tiek nuvilti, nes viskas tapo, kalbant tarp mūsų ir klausyti, biški trash. Taip, taip. Kažkaip trūksta to tikro glamūro, tos klasės, tos stilius. Ir aš kažkaip noriu, ir jis gimė Italijoje, tas toks stilius. Nežinau, aš esu labai didelė fanė, ką Armanis kūrė 80 metais. Man labai patiko Armani, Versace, va tie brandai, Made in Italy, grinai, ne, dar iš anksčiau gimė Made in Italy, bet tas toksai glamūras, American Gigolo filmas, yra tipo Richard Gere'as visas Armani, tasai Italian Dream, kuris yra dabar. Ir man taip norisi kažkaip jį grąžinti ir aš tikiuosi, kad mes visi jį grąžinsim, daugiau tos klasės, daugiau to tokio santūrumo, gal netgi jeigu balevoji visą naktį ir tenai tau lūžta kulnai, bet vis tiek aš įsivaizduoju, visi gražus ir apsirengę šik, auksiniai auskarai, nežinau, toksai kaip sapnas atvertom akim. Iš tikrųjų, mes šitam kanale kalbam apie tiesą, žinai, apie Italiją. Nieko nenorim, iš tikrųjų, mano yra tikslas taip papasakoti, nes aš manau, kad yra kažkoks įvaizdis apie Italiją, apskritai kalbant irgi ten ir Milanas, Italija, mada, viskas aukštajame lygyje, žinai, bet kai aš atvažiavau iš tikrųjų, bet aš atvažiavau ne į Milaną, aš atvažiavau į Romą ir pamačiau, kad tos mados čia kaip ir man Vilniaus gatvės yra daug prašmatnesnės, daug įdomesnės nei Romos. Tai vat, ta prasme, ta Italija, kuri buvo 80-aisiais, kuri yra dabar, tai yra du skirtingi pasauliai, taip. Ir kaip aš supratau, kad ir tavo vat, yra toks nostalgija tiems laikams, kad prisiminti. Ir aš manau, tavo klausytojams irgi labai įdomu pamatyti ir vėl pagyventi tuo laikotarpiu. Gali būti, aš tikiuosi, kad jie irgi tą patį jaučia, bet jo, dauguma gal mano klausytojų irgi dar buvo labai jau 80 metų, gal nelabai išgyvenę, gal kas gimė 90-ais, bet mes bent jau įsivaizduojam, nes iš filmų, iš visokių Vogue Italija, editorials, ir mes kūrėm Italiją, jos įvaizdį būtent atsigrėžiant į tuos laikus, bet dabar yra visiškai
kitokia situacija. Nes netgi, kas ją muziką pačią, muzika, netgi disko įtalo, disko muzika, jinai gimė čia Italijoje ir tiesiog dainas, muzikos stilius buvo wow, tai buvo Italian sound. Dabar, jeigu man reikia galvoti, kas yra Italian sound, kokia yra, kaip tu apibūdintum itališką muziką, aš grįžtu visada į 70-80 metus. Po to labai sunku man, ta prasme, dabar kas yra, labai daug yra, kas kopijuojama iš užsienio. Italai labai kopijuoja, labai repas, trapas, šitą muziką. Tai kažkaip... O to autentiškumas tau 70-aisiais, 80-aisiais. Man labai svarbu išanalizuoti, kas yra autentiška itališka muzika. Bet nebūtinai disko muzika, yra tiek daug skirtingų žanrų muzikinių, bet aš manau, gal visa muzika italų, netgi ta orkestrinė muzika, Ennio Morricone, pavyzdžiui, netgi filmų įgarsinimai, kokie buvo 80, 70, 60 metais, tai apie ką mes kalbam, dabar palyginus su šiandien, tai manau, mums reikia biškį pasistengti labiau muzikoje irgi. Jeigu dar neužprenumeravote mūsų kanalo, siūlau jums padaryti tai kuo greičiau. Čia įdomiai ir nenuobodžiai pasakojame apie gyvenimą Italijoje. Kokia Italija yra šiandien tavo akimis ir galima dar paliesti temą, mados temą, taip, nes aš kažkiek užsiminiau, ko aš nepamačiau, ko tikėjausi. Kokia yra Italija šiandien? Mane visada stebina kažkaip. Pavyzdžiui, dabar esame Romoje. Iš Romą dažnai atvažiuoju, bet gal labiau trumpam. Niekada nesu buvusi ilgiau negu kelias dienas. Bet, pavyzdžiui, vakar šiandien mane šokiravo dauguma dalykai. Viskas yra disorganizuota. Vien nusigauti čia, ta prasme, buvo taip komplikuota ir chaosas, ir bendravimas žmonių. Mes taip gyvenom, čia mūsų realybė. Bet pavyzdžiui, aš dabar gyvenu Milane, tai Milanas atrodo Šveicarija, palyginus Roma. Nieko prieš Romą, myliu Romą, gali būti, reikia chaoso, gerai, kad... Bet patys italai sako, tipo, geriausias dalykas apie Romą yra traukinys atgal iš Romos. Labai gerai. Čia italai sakė, aš tiesiog pakopijuoju, aš tik studijuoju. Aš jums galiu pridurti irgi paantrinti. Taip. O kaip pats Milanas? Mes pastebėjome vakar irgi stebėdami tave nuo scenos, kad tas yra labai tavo stiprybė, yra, kad tu sugebėjai įsilieti į kultūrą, kalbėti, irgi, žinai, irgi dialekto šiek tiek, taip subtilybės, gali irgi pajokauti itališkai ir italai tave supranta, tai yra nuostabu iš tikrųjų. Ta prasme, kaip tu jautiesi Milane? Kas tau yra Milanas? Ar tai yra tavo miestas? Man Milanas yra mano miestas. Mano svajonė buvo nuo kada man buvo, nežinau, 14 gal metų, nusprendžiau, kad noriu gyventi Italijoje ir mano buvo svajonė gyventi Milane. Ir aš myliu Milaną, nors dauguma būna, pavyzdžiui, turistai atvažiuoja, ar kas nors gal atvažiuoja, koks negražus, kaip neįdomu, ką čia veikti. Bet reikia giliau, jeigu tu labiau susipažįsti su vietiniais žmonėm ir supranti, kiek daug visokių galimybių, kiek visko vyksta, kiek daug kultūros. Gal tiesiog paviršė, kai tu atvažiuoji kaip turistas, of course, gal nelabai to patiri. Bet myliu Milaną dėl žmonių, dėl mados, dėl meno, dėl muzikos. Tai dėl finansų, tai ir finansų miestas. Kas be ko? Tiek daug visko persipina tame viename mieste, kur net nėra antiek didelis iš tikrųjų miestas. Milanas kaip būtų
kaip koks mažytė versija kokio New Yorko ar Londono. Tai aš labai myliu Milaną grynai dėl žmonių. Ir Milanas būna išsunkia, tu labai pavargsti, nes ant tiek tempai visada būna labai greiti, labai dinamiškas miestas ir vos spėji. Ir visada nori išvažiuoti iš to Milano, įkvėpti naujo oro, kartais gerai išvažiuoti tiesiog ir man patinka grįžti į Lietuvą, šiek tiek atitolti, apgalvoti savo gyvenimą Milane, atitolti šiek tiek, tada vėl grįžti ir naujom akim vėl viską pamatyti. Ir visada nekantrauju grįžti. Tai visada man yra, gerai, ką dabar veiksim, ką dabar darysim. Tai iš tikrųjų, kas, nežinau, nori. Fainai yra, kad ir dėstau Florencijai. Tai turiu tas 2 dienas į savaitę, kur būnu Florencijoje. Tai grinai gaunas kaip antri namai Florencija, bet Milanas... I love Milaną. Siliejai, taip, nes dažniausiai, kiek kalbinu lietuvius, kiek kalbuosi ne tik interviu, bet kad dažnai atvažiuoja čia ir pasimeta. Gyvena daug metų, bet kažkaip neįsilieja, nejaučia tos kultūros, negerai jaučiasi čia. Kaip tu galvoji, kame raktas, kad tu atvažiavai jauna, kad čia studijavai, kad buvai atvira kultūrai, kad buvai atvira, žinai, kaip mes irgi sakom, mūsų dažnai interviu metu, kad čia irgi svarbu žinoti, kad jeigu, pavyzdžiui, tave kviečia kavos, reikia eiti išgerti su žmogumi kavos, žinai, net jeigu tos kavos nemėgsti, žinai. Iš mandagumo. Taip, bet irgi, kad čia santykiai viskas yra kūriama būtent irgi santykių pagalba, kad tu irgi bendravimas taip. Gal tu turėtum kažkokį patarimą, kokia yra tavo raktas, kad visgi tu gerai jautiesi gyvendama. Aš manau, čia irgi kaip širdžiai sakysiu. Manau, italų mentalitetas labai skirtingas nuo lietuvių mentalitetų. Kartais gali tikrai šokiruoti ir tikrai yra labai... Nėra lengva pritapti prie italų mentaliteto. Aš dėl to gal pasirinkau Milaną, nes yra labai daug žmonių, kurie gal yra gyvenę užsienį šiek tiek. Aš kalbu puikiai itališkai dabar, bet prieš tai gal mažiau kalbėjau itališkai, kalbėjau labiau... Esu mačius, kad tvarkytų gatvės, bet būtent čia. Aš gal pamatė, kad 2 lietuvės tai reikia aptvarkyti, nesupyksim, kad nešvarus parkas. Manau, net nežinau, ką galėčiau patarti, turi tikrai pats jausti ir, pavyzdžiui, kokiam Napoli, Romai, nežinau, ar aš norėčiau gyventi, bet sakau, Milanas, arba Florencijai labai irgi internacionalinis, ten iš viso, dar kai studijavau, pavyzdžiui, buvo labai daug studentų užsieniečių, tai tu, kai esi Italijai, bet tuo pačiu kaip ir visam pasaulyje. Taip. Aišku, jeigu gal tu važiuoji kur nors gyventi, nežinau, į Palermo ar kokį gal kitą miestą Italijos, gali būti labai sunku. Man būtų sunku irgi, taip aš nežinau, ar aš pritapčiau, bet nežinau, ar tikrai būčiau laiminga. Man buvo svarbu tokį rasti balansą, kad būtų irgi labai daug žmonių Milane, kurie irgi nėra iš Milano, daug kas atvažiavę, toks yra labiau labiausiai internacionalus miestas. Bet ir patys italai labiau tokie open, man atrodo, yra. Labiau supranta, ar netgi irgi anglų kalbą moka dauguma. Ne Romoje. Romai nežinau, Romai galėtum gal tu labiau papasakoti, ar tau buvo kultūrinis šokas. Aš pavyzdžiui, kai pirmą kartą nuvažiavau į Napolį, man buvo kultūrinis šokas, nes aš turėjau vaikiną Napolį, bet jis buvo toks labiau internacionalis, fainai, bet prie jo aplinkos, nieko. Bet po to, po labai daug metų, aš pripratau, bet labai daug metų reikėjo. Ar yra mada Italijai? Jeigu gali dar palyginti, kažką matei dabar Romoje, kai atvažiuoji Florencijai, Milane. Italijai labai svarbu pasirodyti, brandai labai svarbu. Gali netgi pamatyti kokią nors aikštę
Ir jaunimas geria alų, bet tas jaunimas turės džemperį, tokį visiškai paprastą trikotažinį, bet ten bus parašyta koks nors Moschino dideliam raidėm ir tas džemperis kainavo 600 eurų. Bet mes kalbame apie Milaną. Žinok, visur aš matau tos brandus, Disquared, visiems labai patinka. Ne, o jeigu kalbant labiau apie madą... Apie stiliaus suvokimą, sugebėjimą, nežinau, gražiai apsirengti. Aš manau, labiau gal netgi... Tai vis labiau tampa niša, to be honest, iš tikrųjų, taip, kad matytus tą klasę. Tai dėl to mane labai įkvėpė tos tiesiog vyresnės moteris, kur šiūra milanezė, jos vadinasi Milane, tos senioros, kurios gal jos buvo labai jaunos 60 metais ir jos iki dabar visada tokios pasipuošusios, plaukai nepriekaištingi, minimaliai apsirengusios, bet viskas savo vietoj. Ir dabar, manau, tai šiek tiek grįžta į madą ir aš manau, tarp jaunimo, tarp merginų irgi labai grįžta tas toks tipo labiau toks sophisticated, ne per daug, nebūti vulgariam ateina į madą. Nes netgi tos senioros milanezė, jos šiek tiek kaip į raudonąją knygą įrašytos, jos po truputį išnyksta, po truputį vis mažiau. Ir manau, tos jaunos merginos vis nori kopijuoti šiek tiek, gal netgi stilių tos tetos, kuri buvo wow, nerealiai rengėsi, pasimti jos švarką, jos outfitą ir tiesiog nešioti rūbus paimtus iš mamos arba senelės arba tos cool tetos spintos. Mano burbulė, kuriame aš gyvenau, visi stengiasi, labai mylim madą, mes visi tai stengiamės. Gerai, šiandien biški taip po koncerto, žinai, vakar buvo Vida Loka. Šiandien tik toks kašmyrinis megztukas. Jaukumas. Jaukumas, norisi tipo toks athleisure. Taip. Quiet luxury. Bet vis tiek prašau ir labai taip gražiai pasitaip. Trumpai apie muzikinę karjerą. Jūs pradėjote COVID metu, taip, nes tikriausiai atsirado daugiau laiko skirti šitam projektui, taip? Iš tikrųjų, aš turėjau jau prieš tai šiek tiek dainų pasirašęs, bet visos buvo žiauriai linksmos apie Dolce Vita, Bellini, Martini, Jacuzzi, Bikini. Dar patikslinkim, tu pati rašai tekstus. Jo, aš rašau pati tekstus, kai kurios tekstus parašiau kartu su savo draugė ir su savo prodiuseriu, tai man patinka kartais kolaboruoti, nes būtent istorijos eina iš gyvenimo. Tai, pavyzdžiui, Psichomadžija gimė iš pokalbio su draugė lockdowno metu, kai prasidėjo visi tie tarot card readings, netgi ant TikToko galėjai, tau galėjau astrologę perskaityti. Kai buvo tokie laikai, per COVID buvo toks momentas, kur nieks nebuvo aišku, ką daryti, koks bus, tai gerai, bandom pažiūrėti, ką žvaigždės pasakys, kaip bus, nes mes jau patys nebežinom, kaip bus. Bet aš turėjau iš anksčiau jau dainų, nes kažkai tik išėjau iš savo full-time job, Emilio Pucci. Tada atsirado šiek tiek daugiau laiko, tada pradėjau freelancinti ir kažkaip labai norėjau muziką pradėti kurti, tiesiog norėjau kurti. Pavyzdžiui, Mare di Milano buvo pati pirmoji ta daina, kuri išėjo. Ir tai buvo per COVID-ą. Ir iš tikrųjų tai buvo geras momentas, nes mes visi buvom namie ir mums norėjos kurti, kažką daryti, kad neišprotėti tiesiog. Gimė ta intencija, tu rašai tekstus, ar sutikai kažkokį prodiuserį, ar pažįstamus pasiūlei, kaip viskas vyko? Taip, aš turiu labai gerą prodiuserį, Gaetanas Koniamilio. Ir tiesiog jisai turėjo savo projektą, jisai dirba, jis tuo pačiu ir groja kai kuriuose muzikinėse grupėse
čia Italijoje, kaip Kalkuta, Alan Sorrenti. Ir jis turi dar savo projektą. Ir aš tiesiog jam pradėjau rodyti savo idėjas, melodijas, tekstus. Aš sakau, gal pabandom. Ir sakau, gerai, pabandom. Ir tada tiesiog... Ir jis iki šiol, visą albumą jisai produsavo. Dar buvo dar vienas produceris iš Milano, kuris irgi dar porą dainų įrašė su manim. O dabar nuovas chapteris, turiu galvoti apie naujas dainas, bet manau toliau kolaboruosiu. Io sono Popa, benvenuti nel mio masterclass di arte e finanza. Jūsų paskutinis albumas Arte e Finanza. Trumpai, apie ką šitas albumas ir kodėl toks pavadinimas? Menas ir finansai. Finansai, tai. Tai žinau, tiesiog man tie du žodžiai gal šiek tiek irgi apibūdina, kaip aš matau Milaną, kaip aš matau biškį Italiją. Aš įsivaizduoju vėl tą tokį kaip vyrai su švarkais apsirengę Armani, kurie dirba Milane, kokiam nors stock exchange, kurie dirba biznėje, bet tuo pačiu jos domina ir menas, tuo pačiu ir jie nori ir šokti iki 4 ryto kažkokiam klube, bet viskas vėl šyk. Šalia jų pažįstama yra ta šiūra milanezė. Tada, kai jie išeina iš savo ofiso, susitinka šiūra milanezė, jie eina į meno galeriją. Kol eina į meno galeriją, jie susitinka tarot card reader. Ir iš tikrųjų Milane gatvėje kartais gali sutikti tarot card reader. Ten biški duoda kokį patarimą apie gyvenimą, tada eina vėl į tą galeriją. Nežinau, aš tiesiog įsivaizduoju, kas vyksta. Tai galėtų būti filmas, Art and Finance. Aš visada norėjau būti businesswoman, bet gavosi, kad kažkaip pradėjau... Ir šiek tiek prie meno. Prie meno. Tai kas gali būti? Tai kažkaip norėtųsi abudu tos pasaulius kažkaip sujungti. Jūs dabar koncertuojate, važinėjate po Italiją su turu, taip, koncertuojate gan svarbiose aikštelėse Italijoje, taip pat jūs galime išgirsti Spotify, taip, YouTube. Kokios jūsų ambicijos muzikinės, tavo ambicijos ateityje? Man kažkaip, kas jie muzika, man yra svarbiausia, kad visada galėčiau kurti, būti laisvai, kūrybiškai. Ir aišku, labai smagu, kad kuo daugiau žmonių gal išgirsta muziką ir jie kažkaip jiem gal pagerina nuotaiką, gal tiesiog praskraidrina dieną. Tai mano didžiausia ambicija yra tiesiog, kad duoti tą mūsų kasdieniniam gyvenimui su savo muzika šiek tiek tokio lengvumo, pozityvumo. Tai mano ambicija būtų tokia, kol tokį efektą gauna žmonės iš manęs, gal daugiau ir daugiau, tai būtų mano didžiausia ambicija, kad man kažkaip nepatinka sakyti ambicija, nes viskas kažkaip turi eiti grinai natūraliai iš širdies. Aš turėjau omenyje, gal yra kažkokios ambicijos pasirašyti su dideliu leiblu, nežinau, išleisti dar kažkokį didesnį albumą, dar didesnės koncertos aikštelės. Ar čia kaip tavo, kaip tu sakai, daugiau natūraliai, kol širdis, kol jaučiasi, kol kaip tas, ar kažkokios yra didesni planai? Aišku, jeigu viskas dar labiau pajudėtų, dar būtų didesni koncertai, dar didesnis label, tai welcome, why not? Tai aišku, tai būtų, taip augtų projektas ir visiems būtų, man ir mano komandai, su kuriais dirbu, visiems būtų tik geriau. Tai aišku, tame yra irgi yra tame svajonė, bet irgi nenoriu, kad tai taptų stresas kažkoks. Oi, čia gal čia nepasirašėm kontrakto su tuo, tas pasirašė, ne? Tai taip, svajonės visada turi būti aukštos, nes kai svajonės pildos yra tik geriau. Tai aišku, svajonės yra, bet irgi nepersispaudžiant. Paskutinis klausimas. Ar yra Dolce Vita Italijoje? Ar yra Dolce Vita Italijoje? Manau, yra, bet tu turi pats savo ją susikurti. Labai geras. Ačiū tau labai, buvo malonu. Ačiū.